Gera žinoti tai, ką žinote, tiesa. Ar nejaučiate viso to rezonanso? Ar negalite pajusti savo esybės pilnatvės? Argi jums nepatinka visus juos paleisti? Argi jums nepatinka paleisti save? Ačiū, jaučiuosi išskirtinai privileguotas čia sėdėdamas, tuo įvyks puikus pokalbis. Prieš daug metų sapnavau, laimėsiu loterijoje. Jūs ką tik tai padarėte. Jaučiu tai ir tikrai norėčiau, kad tai įvyktų nedelsiant. Šiandien aukso puodas yra $93 milijonai ir norėčiau, kad tai nutiktų šiandien. Reikalas tas, jūs negalite ten patekti iš ten, negalite norėti to, ko neturite, ir būti tam vibraciniu atitikmeniu. Turite būti tuo, ko norite, ir tada galėsite tai turėti. Kitaip tariant, turite jausti klestėjimą, prilikstantį jūsų prašymui. Taigi, pirmiausia, aukso puodas, koks įdomus žodis. Jis reiškia didelį, 93 milijonai tai jis. Jis reiškia retą, jis reiškia mažai tikėtiną. Paprastai tai neatrodo kaip kitas logiškas žingsnis. Jo dydis jūs išduoda. Kitaip tariant, jei pasakytumėte, visata, man praverstų daugiau pinigų, toje vibracijoje yra labai mažai nesuderinamumo. Ir jei dažnai reikštumėte šį jausmą, kol pradėtumėte to tikėtis, kad jūsų žodžiai natūraliai virstų, visata, man tikrai praverstų daugiau pinigų. Aš tikrai tikiuosi, kad pas mane tekės daugiau pinigų, tame švelniame, nesipriešinančiame lūkesčyje pas jūs pradėtų tekėti daugiau pinigų. Bet kai sakote, visata, žinau, kad ten yra ši neįtikėtinai didelė, beveik niekieno nesuprasta pinigų krūva, ir norėčiau, kad ji patektų į mano krūvą, vibracinis nesuderinamumas yra toks didžiulis, kad galite tai pasakyti pagal tai, kaip jaučiatės apie tai kalbėdami. Nors retkarčiais galite patekti į vilties zoną, dažniausiai to nesitikite, net kai tariate šiuos žodžius. Ir mes niekada nepažinojome nieko, kas galėtų taip išpūsti savo žodžius, kad padarytų tokį vibracinį šuolį. Visata, tu galėtum man atsilyginti, tu galėtum man duoti šį aukso puodą ir viską sutvarkyti. O mes sakome, tai neveikia tokiu būdu, jūs turite nuolat būti čia, gerovės vibracijoje. Ir kai būsite, visata pasakys, štai būdas, štai būdas, štai būdas, kai esate sūkuryje. Ši idėja, ši idėja, ši idėja. Tai nėra neįsivaizduojama, tiesą sakant, tai visiškai įsivaizduojama, kad kai sukiojatės aplink sūkurį ir jaučiate susiderinę, įsijungę, galite pajusti įkvėpimą sustoti 7-Eleven parduotuvėje, pajusti įkvėpimą dėl laiko bilietui įsigyti ir nusipirkti laimingą loterijos bilietą. Bet kad tai padarytumėte, turite būti sūkuryje, ir tai neįvyksta staiga. Turite patekti į sūkurį, sūkuris turi tapti jums pažįstamas. Štai kas įdomu, jūs susiderinate su sūkurio dažniu ir nesakote, noriu laimėti aukso puodą. Jūs sakote, pinigai gausiai teka pas mane, jie ateina taip pat greitai, kaip ir išeina. Man nereikia pinigų, pinigai įteka. Tai tarsi oras, įkvepiu jį ir iškvepiu, įkvepiu ir iškvepiu. Tai tiesiog ateina pas mane natūraliai, suprantate. Turite patekti į sūkurį, o tada sūkuris duoda jums viską, ko reikia, kad viską suprastumėte pakeliui. Ar tikite šio sūkurio pagrįstumu? Visiškai. Ar tikite, kad buvote ir esate šaltinio energija, net jei esate šiame fizinėme kūne? Tikiu. Ar tikite, kad gyvendami šį gyvenimą, pareiškite labai galingą pretenziją į tikrą turtą? Tikiu. Ir ar tikite, kad jis jūsų laukia, kad jis ten su jūsų vardu, kad jis jau priskirtas jūsų banko sąskaitai, kad jis skirtas jums ir niekas negali jo iš jūsų atimti? Tikiu. Ar tikite, kad šie jums sukaupti pinigai nekelia jokios rizikos? Ar tikite, kad jie ten be jokios rizikos? Tikiu. Ar suprantate, koks yra reikalavimas, kad pareikštumėte pretenziją į savo turtą? Ne, jūs beveik pasiekėte tikslą, nes viskas, kam pasakėte, taip, reiškia, kad pretenduojate į jį. Kitaip tariant, žinote, kad jį ten padėjote, ir žinote, kad jis ten skirtas jums, ir žinote, kad šaltinis jumise juo rūpinasi, ir žinote, kad tai vibracinė visata, ir žinote, kad esate vibracinė būtybė, ir žinote, kad galite rasti jo vibraciją, ir žinote, kad traukos dėsnis niekada nesuklysta. Žinote, kad traukos dėsnis duos jums tiksliai tai, ko prašote, žinote, kad tai jūsų laukia, ir žinote, kad turite būti bendradarbiaujantis komponentas tam. Kitaip tariant, viskas, ką jums reikia padaryti, tai patekti į sūkurį. Tai yra reikalavimas, turite ten patekti, žinoti, kad ten esate, ir dažnai ten lankytis. Turite praktikuoti klestėjimo jausmą, net jei doleriai jūsų dabartinėje banko sąskaitoje gali neatspindėti tų 94 milijonų, kurie pas jūs keliauja. Turite leistis į emocinę kelionę dar prieš leidžiantis į finansinę kelionę. Tai yra dalykas, kurį daugumai žmonių padaryti labai sunku, nes dauguma žmonių leidžia savo vibracijai būti visiškai priklausomai nuo gyvenimo, kurį jie stebi. Ir tai yra dalis, prie kurios turite dirbti. Tiksliai, tai yra sudėtingoji dalis. Taigi, tiesiog pradedate keisti savo dialogą. Susidraugaujate su tuo, kur esate. Susidraugaujate su gyvenimu, kurį nugyvenote ir kuris suteikia jums galimybę norėti tokių pinigų. Kitaip tariant, nugyvenote daug gyvenimo, patyrėte daug kontrasto,
prašėte ir prašėte. Ir mes nejuokaujame, ir jūs mūsų neapgaudinėjate, kai sakote, kad norite pareikšti pretenziją į šį turtą, kurį ten padėjote. Mes visi dėl to visiškai sutinkame. Vienintelis dalykas, dėl kurio dar nesutarėme, yra tai, kad mes žinome, jog tai jūsų, ir žinome, kad galite tai pasiekti, o jūs to dar nežinote, nes nepakankamai praktikavotės, kad tai žinotumėte. Kadangi vis dar esate toks žmogus, koks esate, leidžiate pasireiškiantiems įrodymams būti kriterijumi, kuris priverčia jūs tikėti, mes leidžiame tam, kas yra jūsų sūkuryje, būti kriterijumi, kuris priverčia mus tikėti, suprantate? O, aš tuo tikiu. Žinau, kad yra spraga, ir kažkur tarp tos spragos tai yra. Tiksliai, taigi tai yra praktika, tai geras dialogas, tikiu, kad tai yra ten. Tikiu, kad mano lūkesčiuose yra spraga. Tikiu, kad galiu panaikinti savo lūkesčių spragą. Tikiu, kad mano emocijos yra raktas į lūkesčių spragos panaikinimą. Tikiu, kad viltis yra netoli sūkurio. Tikiu, kad tikėjimas yra sūkuryje. Tikiu, kad žinojimas yra sūkuryje chronišku, pakankamai nuosekliu būdu. Tikiu, kad turiu prieigą prie šių dolerių. Tikiu, kad šie doleriai yra ten skirti man. Tikiu, kad į juos veda kelias, kuris man bus lengvas. Tikiu, kad kelias eina per sūkurį. Tikiu, kad kelias eina per mano emocijas. Tikiu, kad kelias eina per susiderinimą su šaltinio energija, kuri tikrai yra didesnioji mano dalis. Tikiu, kad mano emocijos man sako tiesą. Tikiu, kad kai esu nusivylęs, manęs ten nėra. Tikiu, kad kai turiu vilties, esu arčiau. Tikiu, kad kai esu laimingas, aš ten esu. Tikiu, kad kai vertinu, aš ten esu. Tikiu, kad kai susitaikau su tuo, kas yra, aš ten esu. Tikiu, kad kai vertinu savo gyvenimo procesą, kuris paskatino mane rasti šį sprendimą, aš ten esu. Myliu kiekvieną išgyventą sunkumą, nes tai buvo medžiaga, kuri tai ten padėjo. Tikiu, kad gerovė, kurią išgyvenau, ir gerovė, kuri neatrodė kaip gerovė, padėjo tai ten dėl manęs. Žinau, kad esu savo realybės kūrėjas. Žinau, kad šie dalykai yra tiesa. Žinau, kad man teks patirti visos to apraiškos versiją. Tikiu, kad galiu patirti to apraiškos versiją. Manau, kad visoje šioje planetoje yra įrodymų apie žmones, kurie finansiniu požiūriu stovėjo ten pat, kur aš dabar stoviu, kurie turėjo tokį patį sūkurį kaip ir aš, kuris jų laukė, ir jie tiesiog rado kelią į jį. Ir man nereikia rasti identiško kelio. Man nereikia bėgioti aplinkui, ieškoti žmonių ir klausti, kaip gavote savo pinigus, nes kiekvienam iš mūsų tai skirtinga. Tačiau vienas dalykas yra bendras vardiklis visiems, kuriems pavyko pasiekti tai, ko jie siekė, jie rado būdą tapti vibraciniu atitikmeniu tam, ko prašė. Ir tai yra viskas, ką turiu padaryti, tai yra dalis, kurios ieškau. Kai grįšite po atgaivos pertraukėlės, mes pakalbėsime apie tai plačiau, nes salėje yra aktyvi vibracija. Visi nori sužinoti, kaip rasti didesnės gausos vibraciją, ir mes norime jums parodyti, kaip gausa, kurią įdėjote į savo sūkurį kalbant apie aukso puodą. Jei galėtumėte pamatyti tikrą turtą, kurį sukaupėte ir kuris vibraciškai jūsų laukia, prie kurio turite neatidėliotiną prieigą, bet tai ne per veiksmą, o per emocinę kelionę. Ir kai tik išmokysite save vibracinio susiderinimo su savo sūkurio energija, kol taps normaliau tikėtis gerų dalykų nei blogų, kol taps normaliau jaustis klestinčiam nei jausti trūkumą, turite praktikuoti normalumo jausmą. O sudėtingiausia yra, kaip galiu jausti tai, kam neturiu įrodymų. Ir tai tikrai bus šios popietės diskusijos tema. Kaip galiu treniruoti savo vibraciją atskirai nuo stebimos realybės, kad jie atitiktų realybę, kurią sukūriau. Tai yra sąmoningas kūrimas geriausių pavidalų. Tinkamas laikas pietų pertraukai, jei norite. Tai gali nutikti, kai pasitrauksite iš kelio.